Paskutinioji 2024 metų apžvalga ir ji priklauso karaliui. Na, jeigu tiksliau, tai pakalbėkime apie Mufasą, Liūtas karalius. Šis filmas yra 2019 metų vaidybinio Liūto karaliaus priešistorė, turbūt galima sakyti taip. Kadangi filmas pasakoja apie prieš tai buvusius įvykius, bet kartu pasakojama ir šiek tiek ateities, tai yra po Liūto karaliaus įvykių. Filmas prasideda tuo, kad visų žinomas babuinas Rafiki pradeda pasakoti istoriją Kiarai ir taip pat Timonui su Pumba apie tai, koks buvo ir kaip karaliumi tapo Mufasa. Visa Mufasos istorija. Ir štai taip ir prasideda visa šioji priešistorė, kuri yra esminis filmo akcentas. Kars nuo karto grįžtama į dabartį, pasirodyti Timonui ir Pumbai, taip pat ir Kiarai, bet ta istorijos dalis kaip tik labiau blaško ir atitraukia dėmesį nuo pagrindinio Mufasos personažo, todėl kartais net labai pradeda erzinti, o juokeliai atrodo tik tai bando užpildyti erdvę. Mufasos priešistorija iš esmės yra labai paprasta, viskas aišku ir labai tuščia. Man dėl to buvo labai liūdna žiūrėti, nes iš esmės gauni istoriją, kuri labai paviršutiniška ir daugiau nieko viduje neturi. Bet viskas beprotiškai gražu, tai jeigu jūs norite pasižiūrėti labai gražių vaizdų, vienareikšmiškai galima. Paklausyti puikios Lin-Manuel Mirandos muzikos ir dainų tikrai galima. Kodėlgi ne? Filmas yra skirtas šeimoms, todėl šeimoms galbūt bus ir visai įdomu. O jeigu jūs jau matėte šį filmą, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.